Didžiausias kultūrinio gyvenimo centras pietinėje Suvalkijoje buvo ir yra Punskas. Nuo 1920 metų Punskas ir jo apylinkės yra Lenkijos valstybėje. Miestas įsikūręs prie Punsko ežero, seniau vadinto Pune. Punsko bažnyčia statyta 1597 metais. Jos steigimo dokumentuose pasakyta, kad klebonas būtų lietuvis arba mokąs lietuviškai. Nuo 1904 metų spaudą atgavus Punske visą laiką reiškėsi gyva lietuviška veikla. Veikė Žiburio draugija, Blaivybės, Gyvojo Rožančiaus draugijos choras, buvo lietuviškas knygynas. Lietuviško gyvenimo griūtis prasidėjo kartu su Pirmojo pasaulinio karo sunkumais. Daug Punsko apylinkės lietuvių stojo savanoriais. Tai nepatiko apylinkės dvarininkams, kurie siekė likti Lenkijos pusėje. Jeigu 11 kartų pasakiau, kad pereidinėjo iš rankų į rankas, tai 1920 metų vėlyvą rudenį tai buvo paskutinis lietuvių išvarymas iš šito krašto. Po tų susirėmimų buvo uždaryta vėl lietuvių jau kunigų seminarija lietuviška Seinuose. 14 metais uždarė karo metu neveikė ir 18 pradžioj buvo atidaryta jau su lietuvių dėstoma kalba seminarija ir veikė iki 19 metų rugpjūčio mėnesio. Taip ir gimnazija 18 metais sausio mėnesį buvo atidaryta ir iki 19 metų rugpjūčio mėnesio veikė Žiburo lietuviška gimnazija. Buvo tai bendra, o paskui buvo dar atskira gimnazija įkurta mergaitėms. Taip kad tos dvi gimnazijos užsidarė ir uždarytos visos lietuviškos organizacijos, kokios buvo, jų buvo, nekalbant apie Žiburo organizaciją, tą draugiją, buvo Blaivybės draugija, labai veiklios draugijos Blaivybės buvo, čia visam mūsų krašte atsiliepdami į Valančiaus kažkokius raginimus. Punske buvo galinga Blaivybės draugija. Apie 400 narių turėjo ir taip sakant, dar tendencijos buvo, pastoviai, sakykime, jį turėjo savo sueigą, savo susirinkimus, kultūrinį darbą dirbo. Taip pat ir Žiburo draugija. Tarp karo metais dar šiandien veikia Švento Kazimiero draugija. Sunki buvo viso Seinų Suvalkų krašto lietuviams Lenkų okupacija po Pirmojo pasaulinio karo. Ateityje laukia dar didesni išbandymai. Tarpukariu 1920–39 metais Seinų Suvalko krašto lietuviai Lenkų valdžios buvo labiau spaudžiami negu Vilniaus krašto lietuviai. 1938 metais galutinai likviduoti paskutiniai lietuvių kultūros židiniai. Lietuvių sporto draugija ir Lietuvių mokslo draugija, veikusi net vokiečių okupacijos metais. Daugybė lietuvių buvo ištremta į Lietuvą, didelis skaičius lietuvių mokytojų, skaityklų vedėjų ištremti iš gyvenamųjų vietų Lenkijos gilumon, kai kurie net pateko kalėjiman ar net prarado gyvybę. 40 metais Lietuva ir prarado savo nepriklausomybę. 40 metų pirmais mėnesiais, konkrečiai nuo sausio mėnesio iki kovo mėnesio, pagal pasirašytą tada jau sovietinės Rusijos su Vokietija sutartį, iš šito krašto lietuvius neva savanoriškai bandė išvaryti Lietuvą, į tą sovietinę Lietuvą. O jų vietoje atkelti iš tenai vokiečius. Iš tada dar nepriklausomos Lietuvos. 41 metų būtent tie, kurie lietuviai nenorėjo išvažiuoti savanoriškai, tai Suvalkuose uždarė kalėjimo vokiečiai. Jų tarpe ir mano tėvą uždarė į kalėjimą, bet nenorėjo išvažiuoti savanoriškai į Lietuvą. Nuo 1920 metų Punskas ir jo apylinkės atiteko Lenkijos valstybei. Po Antrojo pasaulinio karo visos mokyklos šiame krašte buvo lenkiškos. Tik po 1950 metų pradėta įvesti lietuvių kalbą kaip dėstomą dalyką.
Įvyko susitarimas tarp Maskvos ir Varšuvos vyriausybių. Lenkijos lietuviams leista turėti savo lietuviškas mokyklas. Iki 50 metų, 51 tiksliau, jokio požymio tautinio gyvenimo nebuvo šitam krašte. Jokio. Žinoma, lenkiškai visi kalbėjo dėl to, kad tarp karo metais jau visi gyvenę buvo Lenkijoje ir kalbą mokėjo. Ir taip, kad manė, kad čia yra jau grina beveik Lenkija. Tuo labiau, kad lietuvių net prisipažinti buvo ne visur ir visada patogu. Po visų istorijos nulemtų išbandymų ir atskirimų nuo Lietuvos, šiuo metu Seinų Suvalkų krašte lietuviškiausias yra išlikęs Punskas. Apie 80% gyventojų yra lietuviai, likusi dalis lenkai. Labai gražus Punsko apylinkių kraštovaizdis. Čia įsikūrę gyventojai išsiskiria nagingumu, yra sumanūs, aktyviai dalyvauja saviveikloje, tokiu būdu palaikydami savo tėvų papročius ir kultūrą. Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija, įkurta 1997 metais, puoselėja lietuvių etninę kultūrą, papročius, tradicijas, rengia lietuvių kalendorinės etninės šventes, vakarones, paskaitas. Draugija kasmet rengia Joninių šventę prie Seinų ežero, organizuoja kraštotyros ekspedicijas, tarptautinį Velykų meno konkursą. Ši paroda konkursas jau vyksta 18 kartą šiemet. Tai yra Lenkijos lietuvietinės kultūros draugijos renginys. Lenkijos lietuvietinės kultūros draugija užsiima įvairiais dalykais, įvairiose srityse. Turi ir savo folkloro ansamblius, suaugusių ir jaunimo ir vaikų. Taip pat rengia pastoviai parodas, rengia konkursus, išvykas, ir apmokymus. Taip, kad globoja irgi dalinai muziejų, taip, kad veikla tai yra visokiojopa, bet šiemet šiame konkurse yra tikrai labai daug darbų, čia juos reikia skaičiuoti šimtais, nes jeigu paskaičiuotume, kiek tik tai margučių yra, kiek gėlyčių, kiek juostų, karpinių, verbų, tai tikrai ir autorių yra virš 300. Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija Punske įsteigė galeriją muziejų Senoji klebonija. Pats klebonijos pastatas jau architektūros paminklas, nes jam apie 100 metų. Įsikūręs jis bažnyčios paunksmėje, apsuptas medžių, koplytėlių ir gėlių, kviečia pasidžiaugti aplinką ir užeiti į vidų, kur kiekvieną vasarą veikia vis kitokia paroda. Šioje klebonijoje gyveno klebonai, dirbo savo parapijinį patarnavimą. 1967 metais į Punską atvyksta kunigas Ignas Zarmeika, vėliau prelatas, ir jisai pradeda statyti netrukus naująją kleboniją. Toje naujoje klebonijoje persikelia gyventi kunigai, aišku, yra didesnė, erdvesnė. Šiame pastate palikta yra tikybos pamokoms vesti. Ateina čia kunigas klebonas, kunigas vikaras, ateina vaikai. Šioje būtent patalpoje, kurioje esame, sudėti yra suolai ir šičia vyksta tikybos pamokos. Bet žinome, kad po keleto metų vėliau, 96 metais, grįžta jau galutinai, jau ir anksčiau, pradeda grįžti tikybos pamokos į mokyklas. Ir tada lieka šis pastatas apytuštis. Pirmoji paroda, kurią surengė Lenkijos lietuvės kultūros draugija, ypač Aldona Vaicekauskienė, surengė pirmąją audinių parodą leidus kunigams. Tai jie tada kaip tik ir nuo tų metų po tos parodos lieka daugiau darbų ir šičionajus jie apsigyvena ir nuo 96 metų šičia ir yra. Pirmosios audinių parodos eksponatai sudarė etnografinį archyvą. Eksponatai prižiūrimi, tvarkomi ir pagal galimybės eksponuojami. Nuo 1998 metų veikia apeiginio meno skyrius, kuris kasmet papildomas geriausiais Velykinio konkurso eksponatais.
Klebonijoje įkurta Tautodailės galerija, kurioje savo dirbinius eksponuoja Punsko ir Seinų krašto meistrai, Lietuvos bei kitų šalių tautodailininkai. Senosios Klebonijos archyve saugoma per 100 eksponatų, audinių ir drabužių. Yra įvairiausių dalykų – senoviniai, namų apyvokos daiktai, baldai, moliniai ir keraminiai indai, drožiniai, kalvystės pavyzdžiai, žolinės vainikai, sodai ir kita. Archyvas kasmet didinamas, atsiranda vis naujų aukotojų. Mūsų krašto dalykų tikrai yra unikalių, tikrai yra tokių, kurie yra būdingi šiam būtent kraštui. Bet aš sakyčiau, kad muziejus unikalus yra tuo, kad jis yra, žiūrėdamas į praeitį, mato ateitį, mato tai, kas reikėtų perduoti mūsų jaunosioms kartoms. Jeigu, sakykime, atrasti yra karpiniai, kurie tokios užuolaidėlės, kur kabindavo pas mus ant langų, tai jos Lietuvoje ne visur būdavo. Tai va, pamokėme vaikus karpyti, rengėme konkursą ir tame konkurse dalyvauja taip pat irgi daug vaikų, kurie karpo užuolaidėlės ir kur galime, sakykime, atkurti šitą meną. Taip pat prisideda prie margučių marginimo. Sakyčiau, kad unikalūs yra mūsų krašto Izabelės Vilevičienės margučiai, kurių tokiais raštais tikrai neteko matyti Lietuvoje. Nors daug kas labai mėgina tai padaryti, bet kažkaip labai sunkiai pavyksta. Gal ir neturi tai būti pačiai, kaip daryta buvo. Mūsų šitie darbai ant rėmų, kur matome šitoje patalpoje, jie yra irgi taip pat senoviniai, jie yra iš virš 100 metų, kaip matome, arba šitie 1901 metai, bet taip pat yra ir nauji, atkuriami dabar, kur pavyko pagal šituos senus eksponatus surasti kokiu atstumu, kaip apmesti rėmus ir kaip juos raišoti ir kaip sumazgyti, taip kad galėtume gauti tada jau šitą naujovišką darbą. Pačiame Punske yra Balčiaus ir parapijos centrai. Nuo 1956 metų dirba ir Lietuvių kultūros namai bei Lietuvių gimnazija, kuriai suteiktas kovo 11-osios vardas. Nuo 1991 metų veikia ir lietuviškoji Aušros leidyklos spaustuvė. Punske leidžiamas Aušros 2 savaitraštis lietuvių kalba. Dažnas šio krašto lietuvis didžiuojasi, kad kalba dzūkiškai. Tarmės tai taip pat kultūros paveldo lobis. Ir apie Kapčiamiestį žmonės kalba dzūkiškai, bet kitaip nei Punske, kur kartais nesuprasi, ar tai jau lenkų, ar dar lietuvių kalba skamba gatvėje, parduotuvėse ir dėja mokyklose. Įvairiais būdais bandoma užfiksuoti senasias šio krašto šnektas. Šio krašto poetas rašo eiles ne tik lietuviškai, bet ir tarmiškai, taip kaip senelis kalbėjo. Tarmiškos eilės tai gan pradėjau rašyti taip seniai, pernai ar užpernai, kaip buvo tarmės metai, labai vertinga iniciatyva. Būtent reikėjo parodyti visuomeniai, kad tarmė nėra blogis, kad kalbėti tarmiškai tai nėra blogai. Žmonės pas mus šiandien gėdinasi kalbėti tarmiškai, kada reikia oficialiai kalbėti nekalbą, kada aš kartais dabar darydamas reportažą ir šeidamas senų žmonių pasakojimus noriu, kad jie kalbėtų tarmiškai. Atsisako, sako nepadoriu, negražu, tai mūsų kasdieniška kalba, kaip mes ten vienas kitam, bet ne kada eina į visuomenę tas. Ir būtent daugam tie metai, tarmės metai atidarė akis, kad tarmė tai yra mūsų kalbos šaltinis, iš kurio
kalba semsis turtų, kad visada prie tarmės galim grįžti ir remdamiesi į tarmę mes galim kurti tą kalbą, naujadarus. Kompaktiškai gyvenančių lietuvių teritorija Punsko Seinų krašte visą laiką mažėjo ir traukėsi Lietuvos sienos link. Pastebima, kad Punsko Valsčiaus pietvakarinė dalis yra sulenkėjusi. Lietuviški kaimai yra Valsčiaus centrinėje ir šiaurės vakarinėje dalyje. Seinų Valsčius yra dar labiau sulenkėjęs. Čia visais laikais buvo ryškesnės antilietuviškos tendencijos. Stovi sargyboje tų žemių, kovodami su lietuviškumu visose apiškose. Nes kad tam krašte nebūtų švietimo, kad žmonės bijotosi ištarti lietuvišką žodį. Ir taip buvo iki 89-90 metais. Imkim, prisimenu, 90 metų pradžioj Seinuose pasirodė antilietuviški užrašai. Jie buvo ir anksčiau, bet tada jau gyventojai galėjo kreipti dėmesį burmistrui, miesto valdžioms, kad tokie užrašai yra, kad reikia kažką su jais daryti, bet valdžia iš pradžių nereagavo. Sakė, čia ne jų reikalas, kad pašalis vėl kitoj vietoje bus užrašyti. Kaip konsulatas įsteigtas buvo, tai buvo išniekinta lenta pirmiausia, kiaušiniais apmėtyta, dažais aptepliota. Po sausio įvykių, kaip trispalvė buvo apiršta juodu kaspinu, buvo nuplėšta. Jeigu daugumoje Lenkijoje organizacijos net valdžia stengiasi Lietuvai padėti, nes buvo tragedija Lietuvoje vykusi, kada reikėjo medikamentų, kaip blokada ekonominė. Seinų miesto valdžia perėmė sprendimą nepadėti, neįsijungti. Tai buvo vienintelis Lenkijoje toks aktas, reiškia, nepriešiškumo aktas Lietuvai. Bet jis ėmėsi iš, kaip sakau, iš neapykantos, netolerancijos, nepakantumo. 20 amžiaus pradžioje Suvalkų mieste gyveno apie 400 lietuvių. Bažnyčioje neturėta pamaldų lietuvių kalba. Lietuvių vaikai mokėsi lenkų kalbą, o vėliau rusų. Manytina, kad motinos dukras mokė lietuviškai namuose. Suvalkų lietuvius ir baltarusius mozūrai bei lenkai sulenkino, bet šios tautos turėjusios įtakos lenkų kalbai. Tik po 1905 metų Suvalkų lietuviai pirmą kartą prabilo savo balsu spaudoje bei viešame gyvenime. Lietuviai šviesuoliai įkūrė Lietuvių draugiją Vienybė. Tuo metu Suvalkuose gyveno apie 400 lietuvių, o draugijai priklausė 80 maždaug narių. Ta Lietuva vadinasi Suvalkų lietuvių draugija Vienybė. Jie turėjo savo patalpas, biblioteką, turėjo savo chorą didelį apie 30 žmonių, vedė kursus analfabetams. Jie rengė labai įdomius kultūrinius vakarus ir tai prestižinėme name, dabar ties vadinamas Resursą, dabar jame yra Suvalkų apygardos muziejus. Įdomu tai, kad į tą vakarą ateidavo ne tik lietuviai, bet daugelis lenkų, apie 150 žmonių. Renginiuose rodomi buvo vaidinimai, choras pasirodydavo, šokiai, bet ta veikla buvo neilga iki 1914 metų, kadangi kilo pirmasis pasaulinis karas. Tarpukaryje jokios veiklos nebuvo, kadangi lietuvių labai mažai gyveno. Reikėjo labai ilgai laukti, kol atsikurs lietuvių veikla. Tai vyko 1962 metų gegužės 5 dieną. Ta diena įvyko lietuvių susirinkimas, kuriame buvo įsteigta Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos Suvalkų ratelis. Sparčiam lietuvių nutautėjimo procesui Suvalkų Seinų krašte įtakos turėjo kelios priežastys. Viena jų – mišrių šeimų kūrimas. Paprastai tokiose šeimose būdavo šnekama lenkiškai ir vaikai jau neišmokdavo kalbėti lietuviškai. Šiuolaikinis gyvenimas kelia vis naujus iššūkius, su kuriais vargu ar susidoros šio krašto lietuviai.
Nuo 2002 metų iki 2014, kai pasikeitė lietuvių skaičius, tai mes matome, kad beveik 10-15% sumažėjo. Reiškia, žmonės mažiau deklaruoja savo tautybę kaip lietuvių, be abejo, tai reiškia, kad didelį nutautėjimą. Taip, kad nepaisant to, kad esame Europos Sąjungoje, kad esame Šengene, praktiškai nebeliko sienos tarp Lietuvos ir Lenkijos, tačiau lietuvių skaičius mažėja. O priežastys vėlgi yra labai įvairios. Priminsiu tik, kad pagal paskutinį surašymą visoje Lenkijoje gyvena apie 4,5 tūkstančio lietuvių. Be abejo, dauguma jų Seinuose Punske, šitam regione etninėse Lietuvos žemėse, absoliuti dauguma. O tos priežastys yra įvairios. Visų pirma, manau, kad svarbiausia šiuo metu problema čia gyvenančių lietuvių tai, kad įstojus į Europos Sąjungą ir Šengeną, kas yra tikrai labai gerai ir nuostabu, tačiau pasikeitė ekonominės kryptis. Šis kraštas yra žemdirbių kraštas. Pradėjo žemės ūkis koncentruotis, nebereikia tiek žmonių, trūksta darbo vietų ir tiesiog žmonės emigruoja. Emigruoja jaunimas ypač, mes džiaugiamės tuo, kad jie emigruoja į Lietuvą ir toks savotiškas fenomenas, kada iš Lietuvos jaunimas bėga į Angliją ar Ispaniją, mūsiškiai, jeigu sugeba, važiuoja studijuoti į Lietuvą ir dažniausiai jie ten pasilieka. Seinai šiandien yra vieta, kurioje dvi tautos susitinka ne tik lankydamos savo karių kapus. Čia gyvenanti lietuvių bendruomenė rūpinasi, kad atsirastų daugiau išminties, tolerancijos, pasitikėjimo ir suvokimo. Šia kryptimi eidamas, didysis XIX amžiaus lietuvių poetas Antanas Baranauskas buvo pirmasis vyskupas iš Seinų katedros sakyklos prabilęs lietuviškai. Šiandien lietuviams vėl aktualiai skamba poeto raginimas rasti geriausius sprendimus painaus gyvenimo vingiuose. Todėl 2002 metais buvo įkurtas vyskupo Antano Baranausko fondas Lietuvių namai Seinuose. Lietuvių namai rūpinasi lietuvių žiburio mokyklos bei Seinų lietuvių namų išlaikymu, skatina lietuvių švietimo ir kultūros plėtrą. Ši organizacija atlieka strateginį vaidmenį ir jos misija yra būtent Lenkijoje gyvenančiai lietuvių bendruomeniai teikti visokiojopą pagalbą ir remti jos visuomeninę, švietėjišką ir kultūrinę veiklas. Ir būtent mes po fondo sparnu Lietuvių namai veikiame. Čia yra mums labai svarbi seiniškiams vieta, tai yra mūsų kultūros centras. Čia verda mūsų visas kultūrinis gyvenimas pačiuose lietuvių namuose, išskyrus fondo būstinę. Savo būstinės turi taip pat ir kitos lietuviškos organizacijos, Lenkijos lietuvių draugija, Lenkijos lietuvių bendruomenė, Lenkijos lietuvių Švento Kazimiero draugija, taip pat jau, kaip žinot, Lietuvos Respublikos konsulatas. Taip pat turime dar ir 50 vietų viešbutį, lietuvišką restoraną lietuvišką karčiamą ir 2 konferencijų pokylių sales. Tai matot, tokios veiklos yra plačios ir bendrai. Mes būtent veikiame, naudojamės lietuvių namų pastato patalpomis ir veikiame. Lietuvių namai ir Seinų konsulatas ieško įvairių finansavimo šaltinių, paramos, kad gautų lėšų, kurių pakaktų ir švietimo poreikiams, ir lietuvių kultūrai plėtoti, ir kultūros paveldui išsaugoti, bei kitiems šio krašto lietuvių būtiniausiems tikslams įgyvendinti. Nėra instrumentų, kurie leistų išlikti. Aš galiu pasakyti tokį paprastą pavyzdį. Lenkijos lietuviai gauna gana solidžią paramą iš Lenkijos vyriausybės savo kultūrai vystyti, bet problema yra tame, kad gaunamos lėšos kultūriniams projektams. Aiškiai, gali rengti festivalį, gali leisti leidinį,
gali vieną kitą kultūrinę veiklą daryti, tačiau nėra lėšų einamiesiems reikalams išlaikyti biurui, būstiniai, įdarbinti darbuotoją, kuris galėtų projektus rašyti, kad net ir ES lėšų ieškoti, kad apmokėti instruktorius, kurie mokytų vaikus mokyti, o visų pirma švietimui trūksta. Tai yra didžiulė problema. Vakar kaip tik buvo Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos posėdis, yra svarstamas klausimas šiuo metu, ar artimiausių metų nereikės uždaryti paskutinio vienintelio Lenkijoje lietuvių kovo 11-osios licėjaus Punske. Nuolatinis per amžius juntamas moralinis spaudimas, nesupratimas vertė lietuvius slėpti savo tautybę, vengti deklaruoti esant lietuvių. Asimiliacijai su Lenkais įtakos turėjo ir tai, kad nemažai jaunų lietuvių išvykdavo studijuoti arba persikeldavo gyventi į didesnius šalies miestus ir nesugrįždavo. Ar rasim ir po 100 metų šiame unikaliame baltiškus lietuviškus akcentus išsaugojusiame kraštovaizdyje gyvų lietuvių, dirbančių, besimeldžiančių, vaikus bemokančių senelių kalbos?